Sveiki visi, sveikinuosi su jumis visais, mano draugai, komandos nariai. Štai mes vėl kartu su jumis, kai mes pranešėme apie kūrimą mano projektą, lietuvišką variantą, nes nelietuviškas variantas jau yra, pilnumoje įsibėgėja. Nemažai žmonių išreiškė norą dalyvauti jame, šitame projekte, jau lietuviškame variante. Ir tai išties labai džiugina. Vis daugiau žmonių pradeda domėtis tokiomis žiniomis. Šiandien aš esu toli nuo Lietuvos, nuo Europos. Čia bus mano tokia studija, tokia improvizacinė, laukinė kartais. Bet aš dažniausiai čia būnu, tai todėl tikiuosi, kad viską pavyks to daryti, tuo labiau aš čia jau viską pasiruošęs, pas mane yra stendas, kur galima papaišyti, o šitam projektui reikės nemažai paišyti. Pas mane vėl 2 kameras, vėl aš filmuoju pats, apšvietimą darau pats, todėl kartais pažiūriu jums į akis, kartais kitam į akis. Sunku pasakyti, kaip čia viską bus, bet svarbu esmė. Todėl vaizdą įraše numeris 1 mes sutarėme, čia jau antras video, taip iš esmės vadinasi. Pirmam įraše mes sutarėme, kad nustosime kvailioti ir pradėsime žaisti kaip suaugę. Aptarėme šių žinių svarbą ir šiek tiek apie jų galią. Dabar pradėsime patruputį nagrinėti, kaip jos veikia. Ir todėl, kad tai labai susijęs su emocionalų intelektu, mes labai kruopščiai išnagrinėsime visus emocionalų intelektą, tai EQ komponentus. Net ir tos, apie kurios nelabai kalbama prieinamoje viešoje erdvėje. Tai galiu pasakyti, kad viešoje erdvėje nėra, kaip man atrodo, visos sudėties, viso sąvoko. Ir jūs visi žinote, kas yra IQ. Tai va čia mes prisiminsim, kas yra IQ ir pateiksim, kas yra EQ, koks skirtumas yra. IQ yra intelekto koeficientas. Bet aš skaitau, kad mes turim vadinti visus daiktus savo vardais. Aiškiai ir suprantamai. IQ tiesiog susiję su protu, su smegenimis. O protas savo smegenyse kaupia žinias, taip sakant, sukuria biblioteką savo, kurią naudoja visuose gyvenimo srityse ir progose. Todėl tai reikia vadinti smegenų intelekto koeficientą, nes yra, kaip dabar mes sakome, IQ, emocionalus intelektas, yra dirbtinis intelektas, yra kūno intelektas, yra savybių intelektas. Tai vat, anksčiau buvo tik IQ. Tai reikia vadinti visus daiktus savo vardais. Tai būtų smegenų intelekto koeficientas. Tai, ką yra vat, šitoje dėžutėje. Taip, taigi, kaip ir studentai prieš egzaminus sėdi bibliotekoje, įsitraukia kokią nors informaciją, knygas, kad sėkmingai išlaikytų egzaminą, bakalaurą, doktorantūrą, nesvarbu. Taip pat sėdi bibliotekoje, tik nesmegenų savo bibliotekoje, o kažkur tam. Arba jeigu ką nors pradeda daryti, kada jau po visų egzaminų ir visą kitą sukaupius čia nemažai savo smegenyse šitoje dėžutėje
daug žinių, sukuri savo biblioteką, tai naudojasi jau šitą biblioteką, kurie yra savo galvoje, ruošia kokius nors projektus. Tai yra apibendrinant, IQ yra susijęs su smegenimis. O kaip jau sakėme, praeitame video, kad protas mėgsta pasakas. Tiesiog, jeigu emocija už kiek perka, už tiek parduoda, proto reikia pasakų. Pastoviai. Praktiškai ant tų pasakų sukurta visa reklaminė industrija, mados industrija ir visa kita sukūrė, kaip ir kažkokį tą kostiumą ar suknelį ar sijonytę reikia nešioti, jeigu ten kitas vardas ir dar kažkas ten nešioja iš žinomų žmonių, tai yra pasaka sukurta. Nors ir vienam ir kitam suknelį yra išnaudota tos pačios medžiagos, tiek pat fizinių pajėgumų, tiek pat technologijas ir taip toliau. Bet jeigu kažkoks ten panešioja žymus žmogus pasaulyje šitą suknelį, šitą kostiumą, kokią merginą šitą suknelį, tai jau sukurta tokia pasaka. Už šitą pasaką labai daug reikia mokėti. Tai vat sukuriama tokia iliuzija, o iliuzija yra iliuzija. Todėl labai dažnai mums sukuria problemas, nes iliuzija nėra tikras dalykas, suprantat? Tačiau yra ir EQ, kaip aš sakiau, emocionalus intelektas, kuris dar nėra iki galo ištirtas. Tai yra emocinis intelektas šiuo atveju EQ, jeigu taip jį vadinti, EQ. Aš irgi noriu pasakyti, kad tai yra EQ, tai yra emocinio intelekto koeficientas. Jau reikia rašyti 3 raidžių. Ir susiję, emocionalus intelektas susiję su psichika, su jausmais, o tai reiškia su kūnu. Tai yra labai svarbu. Emocionalus intelektas šiandien jau gana tokia, pavadinimas emocionalus intelektas. Nuvalkioto tokia, nušiūrusi formuluoti, nors tik nesenai jis pradėjo apie jį galvoti. Gal prieš keli tūkstančių metų mūsų senovėje žmonės ir visą kitą, mūsų tėvai naudojasi to. Mažiausiai tų senų knygų ateina ta žinia. Bet mūsų laiku apie emocionalų intelektą išvis pradėjo kalbėti tik 70 metais kažkur. Kalbėti, o naudoti arba tirti taip daugiau po 90-ųjų metų, kada jau išyra Sovietų sąjunga ir kada pamatė, kad nemažai žmonių, kurie neturi jokio aukšto išsilavinimo, bet sugeba padaryti daug daugiau negu žmonės su tais diplomais, su 2, 3 ir taip toliau. Visiškai nesenai, aš dabar nesidomėjau, visiškai nesenai buvo kažkur paskelbta informacija pirmam 10-tuke, ten 20-tuke turtingiausių pasaulio žmonių, tik 3 buvo su aukšto išsilavinimai. Kiti jo neturėjo. Tame pačiame ir Steve Jobsas, jis išėjo iš universiteto, nebaigė, nes sako, kad man reikia kitokių žinių. Ir išvis mūsų mokyklos, universitetas labai daug, aš jau kalbėjau praeitą kartą, kad mokina gyventi pasaulyje, kuris neegzistuoja. O mums reikia mokintis gyventi šitame pasaulyje, kuris egzistuoja. Tai ta formuluotė, nors nesenai prasidėjo domėtis apie emocionalų intelektą, bet tokį jau nušiurusių formuluotę. Daugelis apie tai kalba, net rašo knygas, bet panašu, kad ne visi supranta, kas yra emocionalus intelektas. Suprantat, tai yra emocionalaus intelekto koeficientas. Kadangi laisvai prieinamoje informacinėje erdvėje aš nesuradau visos emocionalų intelektą sudėties,
O jei mes nežinome visos sudėties, mes nežinome nieko. Ypač kalbant apie skaitmeninį pasaulį. Jei pradiniai duomenys nėra išsamus, teisingą rezultatą mes negausime. Kaip ir matematika, jeigu nėra visų skaičių, kaip galima išspręsti kažkokią kitą uždavinį, ne? Taip ir čia. O jei kas nors pradeda mokyti, bet neduoda visų duomenų, tai sprendimo nebus, rezultato nebus. Toks mokymas skirtas tik, ištraukti pinigėlių iš savo klientų ir viskas. Tad jeigu mes kalbame apie IQ, tai yra intelekto koeficientą, smegenų intelekto koeficientą, tai mes turime omeny intelekto koeficientą, tai yra kas sukaupta mūsų smegenyse. Mes jau kalbėjome apie tai. Ir iš ten įmami duomenys ir žinias, kad įspręstume kokią nors problemas ar priimtume kokius nors sprendimus. Tai yra, mes naudojame savo smegenis. Ne? Ir mūsų smegenyse sukaupta žinias bei patirtį. Tačiau šiandien daug daugiau informacijos gali sukaupti kompiuteris. Tiesiog kompiuterinis kietasis diskas ar dirbtinis intelektas, nei smegenys. Ir gali pateikti informaciją greičiau, tiksliau nei smegenys. Suprantat? Ir dirbtiniam intelektui, kaip mes jau kalbėjom, pasakų nereikia. Pas jį nėra tos emocijos. Tai va, tačiau vienas gyvybiškai labai svarbus momentas šitoje vietoje su IQ. Dirbtinis intelektas to nesieja su pačiu žmogumi, nesieja su jo psichika, harmonija, su esamos akimirkos energijoje koreliacijomis. Todėl negali žmogaus patalpinti į tokį pilnatvės, laimės šaltinį ar tokį pasitenkinimą. Tiesiog negali. Todėl čia yra didžiulis skirtumas. Ir panagrinėsim plačiau, kas skiriasi, ko skiriasi emocionalus intelektas su EQ. Ką naudojame, iš kur semiamės žinių ir informacijas, spręsdami kai kurias problemas ir priimdamas sprendimus naudojant EQ, emocionalų intelektą. Ir va čia reikia žinoti emocinio intelektą visą sudėtį. O svarbiausia suprasti ir žinoti, kad emocionalus intelektas yra neatsiejamai susijęs su visatos žiniomis ir energijomis, su visatos išmintimi. Emocionalų intelekto sudėtis yra išmintis, mintis, emocijos, jausmai, savybės, intuicija, vertybės ir visa tai matuojama energijos dažnio lygiu. Pas mane net čia yra prietaisas, kurio galima to matuoti, bet aš dar tik pradedu su savim eksperimentuoti, su kitais negaliu. Pats einu pas savo mokytojus, kurie diagnozuoja ir mane. Ir diagnozuoja šitos dalykus. Jausmus, emocijas, mintis, išmintis. Viską yra matuojama šiandien. Matote, koks skirtumas tarp IQ ir EQ. Taigi, šiek tiek pakartosiu. IQ naudoja protą, o EQ naudoja išmintį. Ir dabar reikia išsiaiškinti, ko skiriasi protas nuo išminties. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu. Kai kas net iš vis neatskyrė proto nuo išminties, o tai yra visiškai skirtingi dalykai, skirtingi, taip sakant, instrumentai.
Kaip jau buvo sakyta, protas naudojasi žiniomis, kurios yra sukauptas mūsų smegenyse. O išmintis, žinias ima iš mūsų visatos bibliotekos. Tai yra, jaučiate skirtumą kokią, kiek telpa tavo galvoje ir kiek telpa visatoje. Įsivaizduojate? Ir išduosiu vieną paslaptį. Kuo daugiau žinių sukaupiama savo smegenyse, taip sakant, o žinios būna visokios, ir naudingas, ir neutralios, ir žalingas. Vadinasi, kada nors jis bus panaudotas kokiuose naujose projektuose, planuose ar situacijose. Tai yra svarbiausias dalykas. Tada, kada patenkame į kokią situaciją, reikia spręsti, išeiti į situaciją, sprendimus priiminėti. O į mūsų smegenį kišama viskas, kur mes būnam, tai atsiliepia mūsų smegenims. Ką mes skaitam, tai irgi čia viskas susikaupiam. Ką mes matam, kokią aplinką turime, kokios laidos žiūrime ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip žinia, prikišam į smegenim tokių dalykų, kurias net ne tik, kad nereikalingas mūsų gyvenimai, bet būna labai žalingas. Ir viskas tai veikia mus. Jeigu kas patenka į smegenys, vis tiek kažką tą suveiks. Ir labai dažnai, kad žinios suveikia ir automatiškai. Mes kartais kai kuriuose situacijose priimam sprendimą automatiškai, nepagalvojant, nesąmoningai, pagalba tų žinių, kurias mes turim savo šitoj dėžutėje. Suprantat? Ir veikia mūsų gyvenimą, ir veda, ir nesėkmė, bet labai stipriai veikia ir sveikatą. Šitos žinios taip pat. Aš pats, pavyzdžiui, televizorių nežiūriu. Jau kokią 10 metų jau daugiau tikrai. Stengiuosi nežiūrėti visokių blogerių, kurie mums kiša, taip sakant, kažkokį tam žinią. Nežiūriu visų tų mūsų nuomonių formuotojų, kurie nagrinėja kažkokius kitus žmonės, aptarinėja kitus žmonės, peikia kitus žmonės. Mums iš karto prikiša tokių dalykų, iš anksto suformuoja, mes nematom, nežinom, nebuvom susitikęs, nepasisveikinam su to žmogumi, mums jau sukuria nuomonę apie jį. Ir tai paskui veikia. Ir tai yra labai svarbu. Ir paskui mums kenkia gyvenime, nes mes neteisingai paskui priiminėjam sprendimus. Štai kur. Taip pat kenkia ir sveikatai. Jeigu iš tų žinių eina dažnis labai žemas, tai mus nugrimzdina žemyn, kur praktiškai galės veikti negyvybiškas energijas, kokie nors vaistai, antibiotikai ir taip toliau, o visą tai žlugdo žmogų. Ir kitas dalykas, kaip žinia, neklysta tik tie, kurie dirba, ne? Mes žinom, kada nieko nedarai, tai suklysti. Tai rodo, kad ir kiek žinių galvoje sukasi, vis tiek tu kažką tą darysi. Ir kai darai kokį nors naują projektą, nebūtinai projektą, kokį nors kitų dalykų, būtinai sukursi ir problemas, ir sunkumų savo. Tai būna visada, kiek man teka pradėti kokį nors projektą, atrodo ant popierių viskas gražiai, kai pradedi įgyvendinti, visą laiką būna problemų, kažkokių nors sunkumų, kuriuos reikia išspręsti. O kadangi pasaulis nestovi vietoje ir nesvarbu, kiek ir kokių žinių tu turi savo galvoje, tai irgi vakarykščias žinias, suprantate? Vakarykščias žinias. Ir, bet kokią knygą tu paimsi, knyga parašyta ne šiandien, ji parašyta vakar. Ir parašyta apie kažkokius įvykius, istorijos, biografijos, ekonomika, socialinė, viską parašyta apie tai, kas buvo.
Nes jeigu rašytų, kas bus, tai nebūtų jokių krizių, ne? Tai pasenusis, bet gyvenimas juda į priekį ir reikia naujų sprendimų, su naujomis žiniomis, suprantate? Tai reiškia, kad ne viskas vyksta sklandžiai, to pasiekoje sukūrėme savo ir problemas, o tada iš tų problemų vaduojamės pagal tų pačių žinių, kurį sukaupėm. Suprantat, kitųgi mes neturim žinių. Arba bėgam pas kažką, kad mums kažkas tą padėtų įspręsti tos žinios. O išmintis apsaugoja, klausykit dėmesingai, išmintis apsaugo mus nuo tokių problemų. Suprantat, apsaugoja nuo tokių problemų. Nes skirtumas tas, kad išmintis visada žengia koja kojam su laiku. Taip kaip juda šitas pasaulis, išmintis taip pat. Ot kur problema. Didžiulis skirtumas. Bet to išmintis reigoja greičiau nei protas 20-30 kartų. Jei mes žinom situacijų įvairių, kartais moteris, jeigu kokį vaiką prispaudinai, tiek jėgos atranda, kad pakelia net daugiau už savo svorį, kokį 3 kartus daugiau, gelbėjant vaiką. Ir tai ne protas jai sukuria, išmintis duoda. Jis veikia automatiškai, jis veikia ekspromtam, jis apsaugoja mus. O apie ką eina kalba. O jei išvystyta išmintis, tai veikia visiškai automatiškai, tai dar daugiau suteikia efektą priimant sprendimus. Maždaug kaip jūs važiuojat keliu, seną praktiką turit, vairuojant automobiliu, jūsgi privažiuojat prie kokio sankryžų, jūs negalvojat, ką dabar daryti. Nelindat į knygą pažiūrėti, ką. Ne. Pas jūs automatiškai žinios pradeda suveikti. Čia. Jūs tiesiog negalvojat, pas jūs algoritmas pats veikia savo smegenyse, ne? Tuo išmintis veikia dar greičiau ir apsaugoja nuo visokių mūsų problemų. Kaip jau sakėme anksčiau šiame video, kad emocijas, jausmai, savybės yra tiesiog susijęs su kūnu. Intuicija su sukaupta patirtimi. Suprantat, tai yra visiškai naudojami kiti instrumentai. Tai reiškia, mūsų intelektas, emocionalus intelektas, tai yra kūno intelektas. Vat man norėtųsi pavadinti ne emocionalų intelektą koeficientas, o kūno intelektą. Ir šiandien labai daug tokių išmintingų mokytojų būtent apie tai kalba, kad kūnas turi daug daugiau gigabaitų negu mūsų smegenys, atminties ir visą kitą. Taip, mes dar apie tai kalbėsim. Visos šitos video dabar eina kaip tokia pasirašymoja klasė, kad mes pasiruoštume, kaip vaikus ruošiame eiti į 1 klasę, vyksta parašymosios klasės. Tuo dabar vyksta kokie 4-5 video bus parašymosios laikotarpis, nes kaip jums pasakyti, šitas žinias nenuguls pas jūs. A dar daugiau pasakyti, jis net ir nenugula, mes turim pakilti iki tų žinių. Suprantate, pakilti. Ir kiekvieną video, kada mes kalbam apie šitos vertybės, kiekvieną video, žiūrint jau dabar, pradeda veikti, ir jūs pakels, ir tada pradės eiti tos žinios. Daug lengviau. Nereikia zubryti, nereikia išmokti, nereikia ten sufleruoti savo ir taip toliau. Štai gerbimieji. Tai šitas visas vertybės yra labai svarbu. Bet reikia žinoti, kad
kiekviena vertybė turi savo vertę, tai yra savo kaina. Kartais mes norim išlaikyti kažkokią savo vertybę, mes turim paaukoti kažką. Ir šiandieninėme chaose, šiandieninėje civilizacijoje labai daug. Tau sakys, tu daryk taip, man nesvarbu tavo vertybės, tavo tikslai ir visa kita, tu gausi tiek atlygio. Ir tu tada svarstai. Man geriau tokį atlygį gauti, pavyzdžiui, milijonas. Nafik man tos vertybės, ne? Todėl kiekviena vertybė turi savo vertę, turi savo kainą ir kartais labai didžiulį. Todėl nemažai žmonių lyg tai pradeda domėtis tokiamis žiniomis, bet paskui, man svarbiau tie dalykai. Ir nueina nuo kelio, bet gyvenimo pabaigoje laimingu nesijaučia. Taip atsitiko ir su Steve Jobsu, kuris, jeigu paskaitysit jo paskutinį laišką, jau gulėdamas ant mirties pataloje, jis sakė, negyvenkit taip, kaip gyvenau aš. Aš nieką nesukaupiau, nieką negaliu su savim paimti. Turtingiausias, žinomiausias buvo žmogus. Susirga, išėjo tą gyvybinę energiją ir viskas. Jokie milijardai negalėjo padėti. Labai didžiulį lyga buvo. Suprantat? Tai kada mes iškeičiam savo vertybės į tos milijonus, taip atsitinka. Ir labai dažnai. Ir, patikėkite, aš irgi multimilionierius esu, turiu ir dabar nemažai biznių, nors pradžioje jis buvo dar didesnis, keli šimtai milijonų, dabar gal 100 ar 200, nežinau, neskaičiuoju. Tiesiog vykdau verslą ir viskas. Tai šitoj vietai reikia suvokti. Aš turiu daug milijonierių, milijardierių, bet žinokit, jų akyse nelabai pamatau laimės tokios. Jų laimės būna kiekviena pergalė, kiekviena papildymo sąskaita momentą, bet po savaitę, jeigu nepildosi, jau tam milijonieriui tampa sunkiai gyventi, liūdna gyventi ir ta laimė pabėga kažkur. Tai šitame projekte mes išmoksim ir turėti, ir neprarasti tą laimę, tą jausmą laimę. Tai yra didelis dalykas. Todėl, jei kas nors pradeda kalbėti apie emocionalų intelektą, nesupranta ar nežino šios intelekto visumos ir jos priklausomybė nuo visatos dėsnis, tai tokios žinios yra bevertės. Nes emocionalus intelektas tiesiogiai susiję su visatos dėsnis. Tiesiogiai. O dauguma mūsų akademinių psichologų išvis žmogų nesusiję su visata, su visuma. Kaip jis gali padėti, jeigu jis mato žmogų tik dalelį. Mes paskui nagrinėsim struktūrą žmogaus, asmenybę. Tai, ką mes matom, tai mes matom tik labai mažytę dalį. Suprantate? Kodėl ir aš ne pirmą kartą ir ne vieną kartą jau sakau, kad atviroje prieigoje, atviroje erdvėje, viešoje erdvėje nėra pilnos informacijos ir taip toliau. Tik todėl, kad jei mano žinios yra tokia embrioninio lygyje ir turi tokią galią, tai neįmanoma net įsivaizduoti, kokie yra šio intelekto visų pajėgumų dirbančio emocionalų intelektą. Gali ir poveikis. Tiesiog jaučiu, kad tai yra laikoma paslaptyje. Jaučiu to. Nes matau savo mokytojus ir jų gebėjimus
Taip pat suprantu, kad jie irgi ne viską žino, bet jų žinių lygis daro stebuklus. Bet, kaip sakoma, stebuklų nebūna, būna tiek mažai žinių. Tai mes su jumis kartu ir gvildensime šitas žinias. Aš tiesiog visą laiką kalbu iš savo patirties. Aš jau kalbėjau pirmame video ir kalbėjau, kad aš nesu mokytojas, aš nesu gydytojas, aš nenoriu dalinti jokių patarimų, nes dalinti patarimus reikia 100% būti toje vietoje, toje situacijoje to žmogaus, o mes niekada negalėsim būti to. Todėl aš daugiau dalinsiu savo patirtimi. Mes visi kartu mokinsimės čia. Todėl, kai ekspertai sako, kad IQ, tai yra emocionalus intelekto koeficientas, yra daug svarbesnis ir efektyvesnis ir visiškai iš savo patirties. Pas mane buvo tokių problemų su sveikata, aš apie tai dar pakalbėsiu vėliau. Ir jie ištraukė mane be jokių vaistų, akademinės medicinos vaistų, be jokių. Apie kokios jėgas eina kalba. Taigi, kas yra emocionalus intelektas? Kaip jo naudotis, kaip vystyti, kaupti, ką apie tai reikia žinoti ir panašiai. Kodėl daugelis pasaulinių kompanijų šiandien investuoja į emocionalų intelektą, plėtant savo vadovaujamose kompanijose ir taip toliau. Nors pasaulyje nėra daug patirties, kaip jį naudoti savo reikaluose, versle, santykiuose, norint gyventi ilgai ir geros sveikatos ir taip toliau. Ir paskui tie verslininkai, kurie investuoja, kviečia savo konsultantus ir taip toliau, pajaučia, kad nėra efekto. Ir vėl tada grįžta prie senų tokių optimizavimų savo kompanijose, finansų, administravimų ir taip toliau. Grįžta prie tos senos technologijos ir taip toliau, kad vadovauti, administruoti tos kompanijas ir visą kitą. Vien dėl to, kad tie specialistai, kurie ateina, prirašo knygų ir taip toliau, jie nesieja mūsų emocionalų intelektą su visatos biblioteka, su išmintimis, su vientisa mūsų pasauliu. Tai yra didžiulė klaida. Aš pasidalinsiu savo patirtimim, kaip išvystyti ir kaip jį panaudoti, siekiant sėkmės viršūnės. Kas man padėjo valdyti emocionalų intelektą? Kaip ir sakau, tai ir mano mokytojai, bet buvo situacija, kaip kalbėjau, situacija buvo ant gyvybės ir mirties slenksčio. Ir tai neperdėta pasakyta, apie tai mes dar kalbėsime, aš priminsiu, iš kokios duobės man teko išlysti, kaip man padėjo išlysti mano mokytojai ir taip toliau. Todėl lyg tai ne tik apie emocionalų intelektą, daug prirašyta knygų, apie realizaciją, apie skirtingus žmonės ir jų sėkmės ten kažkokius vadovėlius, kaip ir ką daryti, kaip pasiektum savo troškimų viršūnę ir taip toliau. Tačiau, kaip rodo gyvenimas, tokie mokymai daugeliu negalėjo padėti. Nes kad ir kokį knygą paimtum į rankas ir būtum į rankas bus apie praeitį. O kadangi laikas juda į priekį, keičiasi sąlygas, keičiasi pradiniai duomenys, technologinė pažanga savo žiniomis. Lenkija, bet kokius universitetus šiandien, suprantat? Bet kokius universitetus šiandien.
Lenkiją. Būtent tai įrodo ir šiandieninis gyvenimas su krizėmis ir neramumais, nors atrodo, kad tiek daug knygų yra prirašyta universitetų, veikia mokyklos, dėsta apie ekonomiką, finansų valdymą, įmonių administravimą, patinka jums, skaityk, mokykis, daryk, mėgaukis gyvenimu bei sėkme. Bet ne, neveikia. Tai neveikia visiškai. Mūsų vis labiau šokiruoja karai, nesantaika, pasaulinis finansų krizės, didelių įmonių bankrotai, kurios valdė vakarykštės pranešėjas, lektoriai, mokytojai ir pasaulio forumo mokytojai, suprantat, mokydami mus visus daryti verslą, ir jie patys patenka į bankrotą. Tai reiškia, kažkas tai ne taip su tomis knygomis, paskaitomis ir seminarais ir jų dėstytojais. Suprantat, kažkas tai ne taip. Ir tie, kurie išgyvena įvairių krizių, sugeba išgyventi, atlaikyti, bando dar labiau sukurti minkštąją pagalvę savo, kad kaip nors kažką sukuri, bet paskui visą gyvenimą turi budėti, kaip šuns vaidmenyje. Nedaug dievi kažkas atsitinka, o kai reikia budėti, įsaugoti, tai jau ne apie laimę šneka eina. Nes laimė ateina tada, kai neateina tada, kai bijai, ką nors prarasti. Suprantat? Jeigu bijai, ką nors prarasti, tai jau nelaimė. Ir šiandien tai yra vienas pagrindinių šiandienos verslininkų rūpesčių. Uždirbate pinigų, sutaupyti. Bet ką su jais daryti? Kaip išsaugoti savo kapitalą perkamąją galią, kad jie nedevalvuotųsi? Didžiulis uždavinys visiems šiandien. Tai kur tie pasaulio mokytojai, knygos ir visą kitą? Kodėl jie nesugeba sukurti taip ekonomiką, kad būtų stabilu? Ne, neveikia. O kodėl taip vyksta? Todėl, kad mes pasąmonėje, kodėl neveikia mums, kodėl mums individualiai, jeigu žiūrėtim, kodėl mums nesuveikia, kitam nesuveikės, galim pasakyti, jis tupas. O kodėl man nesuveikia, ne? Perskaitų tiek knygų, peržiūrėjus tiek seminarų ir taip toliau, paskaitų, nupirkus kiek webinarų. Todėl, kad mes pasąmonėje jaučiame, kad kažkas vyksta ne ta linkme. Ne ta linkme, suprantat? Taigi, ką daryti? Kokias dar paskaitas reikia klausytis? Kokią knygą dar reikia perskaityti? Atrodo, kad perskaičiau daug knygų, bet vis tiek kažkokios knygos trūksta. Kažkokios seminarų trūksta. Tai reiškia, kad pati svarbiausia knyga dar nepateka į mūsų rankas. Kokia tai knyga? Kur gali, taip sakant, rasti? Ši knyga esi tu. Tu pats. Suprantat? Ši knyga esi tu pats esi. Tu pati geriausia, reikalingiausia knyga jums. Jūs turite skaityti patys save. Jūs turite geriau pažinti save, suprasti save, sugebėjimus savo suprasti. Būtent šitame projekte galite skaityti save, pažinti save. Norėdami pasiekti sėkmės, pirmiausia, turi žinoti save, savo galimybės, potencialą, pradinės duomenys, paskirtį galų gale, o ne savo herojų ir stabų biografiją. Suprantate? Jūs nieko nepadarysite. Tarp kitką, man reikia šitus žodžius jums į ekraną atspausdinti. Tai jeigu išleisit, aš greitai to padarysiu. Ši knyga
esi tu pats. Tai pati geriausia reikalingiausia knyga jums. Jūs turite skaityti patys save. Turite geriau pažinti save, suprasti save, savo gebėjimus. Tiesiog tai yra pagrindas, ką mes turim užsiminėti šitame projekte, pažinti save. Pažinti save. Štai gerbimieji, tai yra labai svarbu, labai svarbu. Nu ką. Dar kartą primenu, kad neišsigastumėte, šitame projekte nereikės nieko papildomai daryti jums. Tiesiog nereikės daryti. Suprantate? Tai yra kitaip priimamės žinias ir taip toliau. Nereikės nieko papildomai daryti. Tiesiog skaitykite patys save ir fiksuokite. Tai yra pagrindinis darbas šitos vietoje. Jokių formulių, jokių diagramų, jokių lentelių, jokių uždavinių nereikės čia svarstyti šitame projekte. Nes, kaip aš sakau pirmam video, tai yra metodas čia bus kitoks. Niekas, ne vienas kalbėtojas ar mokytojas negalės jausti jūs 100%, taip kaip jūs patys save. Čia labai svarbu. Čia labai svarbu. Todėl jums vienintelį, ką reikėtų, įrašyti. Įrašyti apie save, apie savo jausmus. Tai, ką jūs jaučiat, tai, ką jūs suprantat, žiūrint šitos video, jūs turite tiesiog pajausti. Tai, ką jūs suprantat, tai yra labai svarbu. Ir visą laiką rašyti. Niekas negalės tave pajausti taip, kaip tu pats save. Todėl bėkite, pirkite storą sąsiuvinį ir mes kalbėsime toliau. Ir aš jums galiu pasakyti, aš apie tai dar paminėsiu dar kokie 2-3 videose. Tam, kad jūs neprarastumėte tai, ką praradau aš, to nedarydamas. Mano mokytoja man kelis metus dolbina, kad aš to turėčiau daryti. Kada aš supratau, kada pradėjau to fiksuoti, aš supratau, kiek aš praradau, kiek aš negaliu atgaivinti šitą, grąžinti ir taip toliau. Todėl nedarykit mano klaidos. Tai yra labai svarbu, net ir formatas mūsų šito projekto būtent toks. Būtent toks. Kad jums nereikės nieko daryti, jums reikės savintis taip. Ką tik jaučiat, jūs turite statyti ant pauzę ir užrašyti. Aš jums po kokių 2 gal video jau viską išaiškinsiu, kur ką fiksuoti, paskui ir visą kitą, bet dabar tiesiog noriu įtikinti, kad jūs negalvotumėt, Viktorai, tu dabar kalbėk, mes pažiūrėsim tos video, pamatysim, ar verta ar neverta, tada nuspręsim imti tą sąsiuvinį ar ne. Viskas. Jūs prarasit. Todėl, kad dabar kiekviena video pradeda veikti ir pas jūs vyksta pasikeitimas. Jeigu iš to neužsifiksuosit, jūs nepažinosit save. Jūs nesurasit atsakymų, labai svarbu. Kas jūs toks? Kur jūs vertas? Kur jūs esat? Ką jūs turite daryti šitoje žemėje? Kokį jūsų sugebėjimą? Koks jūsų potencialas, talentas ir daug kitų dalykų. Šitą reikės fiksuoti. Iki kitą greitį susitikimą. Aš galvoju, kad, vieną kartą per savaitę, gal per 10 dienų, mes su komanda teiksim video jums, duosim informaciją, anonsus apie tai
Ir vat per savaitę, kad kiekvienas galėtų prižiūrėti, kad jam, kad pas ją būtų grįžtamasis ryšys, kad atsigultų taip. Jo kūne, jausmuose, širdise. Ir tada jūs neįsivaizduojat, kokią laimę iš čia surasit. Net žodžiai nepapasakosim. Tai, gerbimieji, iki greitai susitikimo.